Sveiki atvykę į mano naują kelionę, kurią įgyvendinau praeitų metų rudenį rudens baidarių ekspediciją. Šį kartą leidžiuosi į kelionę per 3 šalis – per Baltijos šalis, Estiją, Latviją ir Lietuvą, įskaitant ir Baltijos jūrą. Pradžia iš didžiausio Estijos ežero su visiškai nauja, dar tik testuojama baidare, naujų irklų ir visa ekspedicinė įranga. Pirmasis etapas mus ves tarp 2 ežerų, kuriuos jungia viena upė, ir tai yra vienas populiariausių maršrutų Estijoje. Tad šioje kelionėje kviečiu keliauti kartu su manimi, matysite ne tik gražius kraštovaizdžius, bet ir tikrą ekspedicijos kasdienybę. Čia vat kelias prie ežeriuko, labai fainas privažiavimas ir krantas, kur galima patogiai nusiimti baidarę ir net palikti mašiną. Daiktai visi, mano nauji rūbai, striukė kelnės, pirštinės, batai, maistas, irklai, liemenės, daiktai baidarė ir virtuvė, visa kita mašinai. Koks gražus rytas. Čia aš dar miegojau. Mašinai liko dar truputėlis maisto ir kompiuteris. Visi daiktai dabar gale yra rūbai. Higiena, striukė kelnes nuo lietaus, sijonas, antra dalis galui, sijonas priekinė dalis, visas maistas, įranga ir virtuvėlė, reikmenys įvairiausių baidariai, liemenė, kempinėlė, visada po ranka ir powerbankas, batai, pirštinėlės, toks rudeninis labiau, čia vasarinis, dronas, technika geltona maiše ir nakvynės įranga, ta maiše yra atsarginis irklas. Dar reikia išpakuoti pagrindinį irklą, viskas kaip ir paruošta. Vienintelis dalykas dabar šitoj baidariai nėra mano pagrindinio irklo laikiklio. Taip atrodo nauja baidarė. Pačios svoris be mano daiktų yra tik 29 kg, todėl galiu visiškai viena su 2 diržais užsidėti ir nusiimti ganėtinai lengvai ir ganėtinai greitai. Tiek užsidėti, tiek nusiimti baidarę man puikiai pavyksta. Reikia, aišku, nepamiršti priveržti visada diržais. Galima ją visada ir apverstą uždėti. Esu Estijoje ir pradedu savo dar vieną kelionę baidare, labiau ekspediciją. Miegojau mašinoje apie 3-4 valandas, nes tik vakar naktį čia atvažiavau. Tas veidas, kuris sugalvojo, kad reikia plaukti būtinai per visą ežerą. Išbandysim naują baidarę. Pasilyginsim, kuo skiriasi nuo mano senosios, bet kol kas tai labai didžiuliai skirtumai. Su pirma, pas mano senąją nebuvo šito dalyko. Buvo sujungta šita talpa, dabar padaryta čia atskira talpa, tam, kad jinai iš visada išliktų sausa ir taip lengviau vandenį išsemti, nes yra į kur atsiremti, kad nereiktų grūst tų visada rankų su kempinė iki pačio galo. Kai kurios baidarės turi tą sistema kitokia, arba galėtų išsiurbti, bet aš to prietaiso neturiu. Ir viskas. Ir tik tai dabar neturiu to priekį diržo, kad nesislankiotų daiktai. Palieku mašiną čia. Dar patikrinam, ar užrakinta. Jo. Tikėkimės. Grįšim ir bus dar aškutinius daiktus nešuosi. Vėjuota, bet laikas lipti, reikia persirengti dar batus, nes šalta ne dabar jau kojom. Ir pradėsim kelionę. Susipakavau 12 valanda, pradėsim kelionę, stumėmės baidarę į vandenį. Dabar plauksiu ežeru, po to pasieksiu upę, ten nurims vėjas. Pirmyn į dar vieną mano kelionę.
Atidesni žiūrovai pastebės, kad šiame ruože daugiau irkluoju dešinę pusę. Tai yra taip, todėl kad šoninis vėjas pučia, prie kurio man teko prisitaikyti jau nuo pirmųjų kilometrų. Bangos, bangelės. Yra šiandien. Tai su dešinė pusė visada irkluojant koreguoju savo trajektoriją, pasitaisau visada kryptį ir tada pradedu vėl iš naujo irkluoti abiem pusėmis, kadangi tikrai labai stiprus vėjas ir tikrai šiandien diena labai sunki. Nėra kada sustoti, nėra kada pavalgyti, nėra kada laiko atsigerti, nėra krantų. Reikia ieškoti krantą. Labai stiprus vėjas ir kloju vietoj. Labai noriu tualetą, reikia kranto greičiau ieškoti. Vėjas ant tiek stipriai pučia, kad net negaliu sustoti. Bandžiau ką tik ir tiesiog pavargau. Praktiškai šoninis ir priešinis iš pradžių dar, bet dabar tai ir didžiulis ežeras. Ir aš pasiparkavau mašiną kaip tik šitoj pusėj ežero, kur susiduriu su vėju tiesiai Kisjake, jeigu būčiau ten pastačius. Gal būtų buvę paprasčiau kirsti, o dabar reikia persirengti, nes biškį sušlapau. Čia tik dar nesuveržiau. Reiks pataisyti kitą kartą. Kadangi čia dvivietė baidarė, tai uždangalas tik toksai ir yra. Apsirengiau. Šiek tiek pasidarė vėsų, bet padžiuvau, kol saulytė buvo. Dabar vėl pasislėpė. Plaukiam toliau. Bus vėjas dabar. Ir dar daugiau nei pusė ežero liko praplaukto, jau 3. Vėlyvas startas. Tai lenda daugiau saulutės.
vietoj. Mano tikslas buvo taip pat kuo arčiau nepriartėti prie kranto, nes prie kranto sukyla didesnės bangos ir jos yra šiek tiek pavojingos, nes gali apversti baidarę. Tai stengiausi laikyti šiek tiek ir toliau nuo kranto, bet aišku ir ne pačiam vidury ežero. Kaip atsilaikyti prieš tokį vėją. Rankos čia, dešinys pedalas, dabar kairė. Nieko nereik daryti. Saulė, bet labai vėjuota ir dar vėjas bus iki 7, o dabar po 5. Nei plauksi nestovi vietoj ir tik nuplaukiau 11 km. Visą dieną prieš vėją. Estija užtruks ilgiau, manau. Nei planavau, nes ilgesnis ir maršrutas, bet gražus, vertas dėmesio. Pasišildžiau ant saulytės ir klojam toliau, dar pairkluosim 2 valandas, kad ir per tokį vėją šiek tiek aprimt turėtų, bet labai mažai aprims. Ir susirasiu nakvynį vietą, gal rytoj bus geriau, mačiau, tai pasistengsiu rytoj daugiau, nes nėra šita kelionė, kad reikia labai daug kilometražo man. Šita kelionė tokia labiau atostoginė. Dabar išplukdino ant krantą, nes pakilo vėjas ir tu nieko nepadarysi. Tave meta, suka. Čia kažkieno privati teritorija. Ir nieko aš dabar nepadarysiu. Labai šalta, labai vėsu. Sutikau kieme moterį, jinai man pasiūlė pasilikti. Sakė, galėjai eiti ir į namą, bet sakiau, čia irgi gerai, norėjau iš vis laukia, bet sako, eik bent čia, nes net palapinės nepastatytum per tokį vėją. O persirenginėju, eisiu susitvarkyti, miegosiu čia. 11 km šiandien. Šiame ežere yra labai sunku surasti krantą, kur gali pailsėti, kadangi labai daug žolių ir labai sunkiai matosi, kur yra priėjimas. Ir labai didelis ačiū šiai svetingai moteriškiai Estijai. Iki ryto.